O kitas klausimas, ką darysim su juo, kokie planai? SL5 Black Series replika. Pusę lemo kainuoja. O, žiūrėk, Edva. Žiūrėk, Water. pelėsiuko turim. Nu, tai kas čia dar? Koinė zyzo. Ai, atidarom duris. Pardavė mum mašiną. 7,000 eurų defekto. Paduosim į teismą. O, žiūrėk. Užsidarė. Nesijungiau šitą dainą. Toliau leidžiasi. O dabar? Seni, leidžiasi. Čia kažkas, nu, taip, jisai stovi. Vanduo laša. Va, iš stogo. Žodžiu, tai viskas lauk čia. Su kastetais, tinkšti ir šičia BA. Mes nepropaguojam smurtą. Gerai. Gerai. Kipsim į darbus. Esmė tokia, kad pastebėjom, kad mūsų salonas turi ne tik vandens, bet ir dar kai ko. Žodžiu, esmė tokia. Ateik, Kedva. Bandėm nusileisti stogą. Stogo nusileisti nepavyko. Kaip matot, rezervuaras tuščias. Hidraulinės skysčio nėra. O mūsų visas hidraulinis skystis pas mūsų salone kartu su vandeniu. Tai va, čia šlapia, čia hidraulika visur. Čia nubėgęs per sėdynę. Žodžiu, reikės valyti, stogą patvarkyti. Bet šitą dalyką reikės sutvarkyti. Tai stogą pabandysim nusimti rankiniu būdu. Ir čia visų mersų kabrioletų problema. Statramsčio guma būna arba sukietėjus, arba sulūžus, ar sutrūkus ir pradeda leisti. Tai va, tai mums per visą šitą kantą pradėjo leisti. Tai ką mes darysim, dabar pasimsim, išsiardysim čia, pabandysim pasikelt stogą, tai yra bagažinę ir pabandyti atsidaryti stogą. Ir bus lengviau išsimti sėdynės valymui. Ir šiaip viską valyti bus lengviau, ne? Tikrai lengviau negu kokią kitą mašiną. Reikės valyti. Murzinas. Nu jo, su šlapiu realiai viską. Atsivešiu tą, žinai, šlapio valymo siurblį. Čia bus VA Detailing Valeting Session. Va, žinai, dabar sėdynės biškį nori apsaugot, kad labiau pelėsio kvapas susigertų į sėdynės ir tas aromatas būtų. Aš galiu paaiškinti dėl ko. Nes vakar visas džemperis buvo pelėsio aplipęs. Ir atsisėdau 2 kartus į mašiną, nu gal 3. O kas čia per daiktas? Tas mygtukas? Transformuotis pradeda. Ne, rimtai. Kad va, žiūrėk, žalias mygtukas. Nukristi. Vienas atsuktuvas tau, kitas man. Žinai, ką reikės daryti? Ką? Ateik, parodysiu iš čia. Va, pirštinės neužsidėjau, kur pirštinės. Niekada nepamirškite, darbų sauga yra pirmoje vietoje. Čia yra šitas daiktas, šitą mes išsukam ir jisai turi išsiimti. Okay. Ir dabar imsi vieną atsuktuvą. Matai, kur tas taškiukas? Aha. Įspaust? Jo, per šitą taškiuką įspaust ir laikyt nuspaudus. Aš savo pusę įspausiu ir tada šito nebereikia. Ir su kita ranka stumsim šitą žemyn. A few minutes later. Nu, iki galo nusileidžiu. Ofigienai, seni. Ofigienai. Pakšt. Gerai. Liuksas, vedinasi mašiną. Va, ir net nematai, kad čia kolonkės yra. Galėsim dabar sėdynės kaip žmonės išsiimti. Stogą išsiminėti. Kaip gerai stogą išimti, ne? Pist ir viskas. Gerai, sekančiam etapui mums prireiks šluotos. Gal. Pakeliam šitą stogą iki pusės, kad aš galėčiau prieiti šitos, o dabar šluotą. Ką? Šluotą. Va čia va, padėk, kad laikytus ar laikos. Va, kamera šluota reikalinga. Ne, gal palaikyk. Palauk. Nu gal. Dar vieną šluotą atnešk. Kad daugiau nebeturiu. Ta, brūsą. Ne, juokauju. Nu šiaip jisai atsirėmęs, atrodo.
Ką čia su jie darys? Dar pelėsį atneši ant kilimų. Kaip mes juos išvalysim, mes nei chemikalų nieko neturim. Čia jau kažkas į tą stogą buvo lindęs, nes kaip matau, varžto trūksta. Sakyti, chemikalų neturim. Jeigu būsim geri, rytoj gal detailingo fėja atskris. Ir gal turėsim kaip išvalyti mašiną. Oh yes! Pasižiūrėk, koks čia iš vis šaibos nėra. Tai yra to ant kiek sutrunies. Tai va, kodėl mums leido stogą? Kas liko iš mūsų riebokšlio, šaibos? Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ja mes keisim į naują. Tai va, išsiėmėm cilindriuką, kur leido, šaibą sulūžus, tai užsisakėm naują. Dabar lauksim, kol ateis, čia įsivalėm viską švaru, lauksim, kol ateis, kad galėtumėt gal sudėti. O dabar trauksim sėdynės. Kas ką renka, kas dalis renka, o kas pinigėlis renkasi 1, 2 ir 25 centus, 27 centai. Ir mes tą činkšt. Viskas. Šiandien darbai baigti. Galim sėsti ir važiuoti. Jo, be sėdynių. Sėdynės ten laukia chemikalų. Tai bandysim valyti, o toliau lauksim šito riebokšlio, kad galėtume susidėti stogą. Užsipildysim hidraulinių skysčių. Tai stogas kaip ir veiks. Išsivalysim patį stogą. Dar pagalvosim, ką su juo daryti. Keist spalvą, nekeist, palikti tą pačią. O toliau link valymo darbų tai nusimsim apšyvkės. Nusimsim čia, nusimsim kelmą, šitą medį. Pjausim, kirsim, jis nereikalingas. Dėsim karboną ir toliau tada valysimės. Vešim šlapio valymo siurblį ir dirbsim valytojais. Bent mažiau pelėsio viduj. Jo, ant kilimai kaip ir nieko, bet vis tiek mes tuos kilimus išsilupsim, išvalysim. Nu, pažiūrėsim, kaip čia, gal šlapių valymų tiesiog čia viduj, bet visas apdailas, visas plasmasės apšyvkės, tai reikia išsimt, nuimt ir išvalyti kruopščiai, nes paskui gali atsirasti pelėsių. Viskas, susimatysim kitą dieną. Ne, susimatysim rytoj. Žodžiu, tai jo, sekanti diena. Toliau ardymas. Kai vaikam iškrenta dantukai, pas juos atskrenda dantukų fėja. O kai mūsų atveju yra apipelijusios sėdynės, visa mašina purvina, ją reikės poliruoti, plauti, sausinti. Tada mums reikia kviesti detailingo fėją. O mūsų detailingo fėja yra Detailing Baltics. Detailing Baltics puslapyje galite rasti visko, ko reikia jūsų automobilio vidaus ir išorės priežiūrai. Mano asmeninis favoritas yra lietuviškasis brandas Evocar. Jie savo produkcijoje turi automobilio chemijos, poliravimo reikmenų bei sausinimo šluošių. Kadangi mūsų sėdynės yra labai apipelijusios, mums reikės jų odos valiklio. Tad galvoju, padarysiu Paului staigmeną. Girdėjau, kad jisai nusipirko ūkinio muilo ir labai pigių šluošių. Tad paruošiu siuntą, rytoj jį bus ir ačiū Evocar. Jūsų detailingo fėja. Atėjo ta diena, kai mums reikia valyti sėdynės. Buvau parduotuvėje, nusipirkau ūkinio muilo, ūkiško muilo su tulžimi. Šiais laikais pasirodo parduodamas ir skystam pavidale. Tai aš manau, kad pasiskaičiau, kad ūkinis muilas turėtų padėti išimti pelėsį. Tai vat pabandysim išvalyti sėdynės. Einu, pasimsiu kibirą. Stop. Kas? Nebuvo? Kas buvo? Nebuvo. Detailingo fėja neatskrido? Ne. Kokia detailingo fėja?
O! O va. Ir kasgi čia? Iš kur tu čia gavai? Iš detailingbaltics.com. Tai yra Evakar produkcija. Eik tu savo. Tai čia yra kažką, kas galima būtų panaudoti išvalyti sėdynėm? All Clean Interior Cleaner. Čia šitą reikėjo. Šito mums prireiks. Tai žiūrėk, čia visko yra ir stiklam, ir dekryzeris, ir privošai, ir poliravimui. Tai realiai mes su šitą dėžę galim visą mašiną ir ne tik šitą padaryti. Tai ką su to ūkiniu muilu reikia daryti? Galiu mesti? Ne, tai jau nupirkau. Nu gerai, ant galo panaudosim. Ant galo panaudosim. Kad žinai būtų tas svietiškas kvapas. Taip, lietuviškas, ūkinis muilas. Nu, super, čia jau sumiksuotas turbūt, ready to use, taip, tai šitą ir pabandysim. Nu, čia visko yra ir detaileri, ir ceramic detaileri, ir purvo nuėmikliai, ir putos, ir tai čia viskas iš Detailing Baltics? Kiek čia kainavo? Matai, kad mano kišenis tuščias. Ačiū Detailing Baltics už produktus ir einam bandyti valyti savo sėdynės. Kaip tie produktai naudojasi. Išvalę sėdynės ir pavalę mašiną, pasakysim ir jum. Tai sekantis bus su šitu. Jau to nėra tokio, jau pelėsio mažiau jaučiasi. Tai taip. Jau žinai, jau galima dar sėstis nesisėsiu. Jeigu turit pelėsą, kreipkitės į Detailing Baltics. Jie turi viską nuo pelėsio. Parsivarot mašiną iš Amerikos, kur yra skendusi ir reikia jums išvalyti pelėsį. Sakai, kad neskendus. Mes parvežam į mašiną, o kreipėtės į Detailing Baltics, kad ją galėtumėte išvalyti. Sėdynės džiūsta. Tai per savaitgalį išdžius, susitepsim kondicionierium ir galėsim atgal sėdynę surinkti. Dar į mašiną nedėsim, nes kilimus išsimsim. Reikės pravalyti, bet dabar, ką mums reikia padaryti, tai reikia išsimti šitą konsolę. Vienas dalykas apsivalyti, kitas dalykas visą tą medį, visas šį medis, kur šita centrinė ir durų apšyfkių jau nebebus. Bus karbonas. Tai įserdom tą. Čia turėtų atsiklepint. Čia dėsim valymui. Lygiai tas pats anoj pusė turėtų būti. Dar viena problemėlė. Bet taip neturėtų būti. Čia irgi reikės susisardyti. Dedasi hidraulinis statramstis, kuris šaibom išėjęs. Jį reikės pasikeisti, kad gražiai užsidarinėtų, paleidį ir... Nu taip. O dabar gal reikia šluotą dar vieną padėti, kad laikytųsi, ne? Šitas hidraulinis statramstis. Mums jo naujo reikės. Žinom, kodėl jinai paskendo. Dėl to, kad stogas sugedo. Ir Azizas paliko tiesiog likimo valiai. Ne, žinok, neišiminėsim kilimą. Nėra tikslo išiminėti kilimą. Mes kilimą šlapiai išsivalysim viduj mašinos. Šičia tik tai drėgna, mes išdžiovinsim. O šitas... Taip. Šitoj pusėje tai čia sausa, čia kampas. Čia kampas tik tai. Ir čia hidraulinė pabėgė. Bet čia irgi pakelsim, išvalysim. Ta pakeliam. Biški drėgnas, dėl to išdžiovinsim. Bet aš galvoju, pasižiūrėsim kaip džius, nes tik tai kampas. Jeigu nedžius normaliai, tai tada lūpsim kilimą. Bet šiaip tai aš manau, kad galima apseit nelūpdami kilimą. O čia tai tik tai... Čia net ne vanduo, čia hidraulinis skystis nubėgęs. Tai čia išsivalyti reikia. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, ar mes lūpsim ar nelūpsim.
Pasižiūrėsim, kaip šitą centrinę konsolę išsiardo. Gal tiesiog mums pavyks, nors nepavyks. Viską reikia nulupinėti, jeigu vienas kilimas. Bet iš esmės, ką mes išlošiam, ta kilimo dalis viskas sveika. Jeigu mes čia įsivalom, įsidžiovinam galą, kur gavę vandens, mes sausi. Žiūrėsim, čia eigoj. Bet kokiu atveju darysim gerai, kad paskui pelėsą neturėtų. Nu ką, tai permiegosim, per savaitgalį apgalvosim, čia tegu džiūsta, apmąstysim, pasižiūrėsim kaip džiūsta ir tada nuspręsim, traukti kilimą ar netraukti. Galėjo būti ir baisiau iš tikrųjų. Žinom, kad vandens bus, bet nežinom kiek. Tai va dabar sužinom, kad drėgna. Neskęstam, bet tiesiog drėgna. Tai kiek ten to vandens gavo to lietaus, tai viskas aišku, kad šitos kempinės jį sugėrė. O paskui jinai stovėjo aukcione, kažkiek tai džiuvo, nes kaip pirkom nuotraukos buvo salono viskas tvarkoj, nesimatė jokio pelėsio, bet uždarė į konteinerį 1,5 mėnesio ir iš karto viskas iškilo. Tai galėjo būti ir blogiau. Tai žiūrėsim, kaip čia kas. Dabar čia labai gerai, tegu džiūsta. Viskas, šiandien tiek, einam ilsėtis. Džiugios naujienos, atėjo geri orai. Mes čia su Kedvinu debatavom lupt kilimą, nelupt kilimą savaitgalį. Pasižiūrėjom, kaip čia kas. Tai situacija tokia, kad kaip ir manėm, turim čia šitam kampe buvo vandens, biškiai rasojo, bet realiai įsigėrus kempinė. Tai buvo tik tai va šitam kampe, anoj pusėje iš vis profilaktiškai, tik tai šiek tiek labai nedaug buvo, bet profilaktiškai pakėlėm, dabar džiovinam. Saulutėj labai gerai džiūsta, savaitgalį irgi buvom atvažiavę, buvom išsivarę, vėjelis praputė, tai porą dienų mes jas pradžiovinsim ir dėsim atgal. Taigi, kilimo mes nelupsim. Dabar mūsų planas būtų susirinkti sėdynės, pasidėti vieną kampą, kad mažiau detalių būtų ir įsivarysim mašiną į vidų, nusimsim apšyvkės, lygiai tą patį reikės padaryti, išsivalyti, pasižiūrėti, kur kas sulūžę, kur kas suplyšę, atplyšę, va, šičia reikės klijuoti, čia irgi išsimsim, išsivalysim. Nu žodžiu, toliau dirbam su salonu ir judam į priekį. Ai beje, o jeigu būtų reikėję vis dėlto kilimą lupt, tai visiems pasakau, būtume ir lupę. Jeigu tikrai būtinybė būtų buvus, bet daug reikalų. Realiai panelė visa nuo kelmo turi luptis pasmersus nuo čia, skaityk. Tai va šitas išsiema ir va viskas lauk, nes kilimas yra vientisas, eina per kelmą. Tai džiugios naujienos, kad mums nereikia lupti ir mes nelupsim. O dabar einam su sėdynėm. Kadangi šitą detalę mes sulaužėm, turim tik tai likusias groteles, tai ją reikės susisakyti, kuri eina aplink groteles. O žinot, kiek tas vadinamas raundas kainuoja? Tai visokas. Yra tokia įmonė Auto Classic, kuri pardavinėja Mersų dalis. Iš Silberio ar Merso originaliai nenusipirksi, tai kiek ieškojau, tai radau tik tai pas juos. Nereikia laužyti. Tai bet buvo jau sulūžus. Nu va, mūsų sėdynė viena sudėta, tai ko mums trūksta šitai sėdyniai, tai to suraundo su grotelėm, kurį užsisakysim. O dabar sėdynės pasidėsim į šoną, surinksim šitą ir judėsim prie sekančio etapo. Dabar jau bus automatiškai mažiau tų detalių ir žinosim, kur kas eina. Sėdynės jau bus sukrautos, tai žinosim, kad sėdynių detalių nėra ir nebesimaišys. Tai dabar lygiai tą patį padarysim kitai. Sėdynę susirinkom, detalių mažiau, o dabar prieš padedant jas keliom savaitėm į šoną, ištepsim kondicionierium. Naudosim 3D Lever Conditioner ir Evocar Foam Padą. Tai suplaksim, pasižiūrėsim, kaip čia atsigaus šitose vietose biškį. Gal reikės su dažais praeit, pasižiūrėsim, kad iki galo, bet dabar kol kas vairuotojo sėdynė realiai tik tai tokia. Keleivio kaip nauja.
pratepėm sėdynės kondicionierium, dabar paliksim, dar kartelį tepsim prieš dedant į mašiną, o dabar pasidėsim į šoną. Žinom, kad sėdynės surinktos ir judėsim toliau prie sekančių darbų, tai apšypkės ir likęs salonas. Saulutė šviečia, išgerti kviečia, mes lauke, salonas džiūsta, gaudom vitaminą D ir nuiminėjam apšypkės, arba lietuviškai, kaip lietuviškai, durų apdailas. Tai nusimsim apšypkės ir reikės visas išvalyti. Dar pažersim, nes visas detalės išsiimsim, išsitrauksim, kadangi čia karbonas bus, tai, žodžiu, viską nusimsim, o tada dar ir dalim pažersim. Kodėl paprasčiau negalima padaryti? Galima, bet kodėl nepadarė? Dabar išsiardysim kitas duris, lygiai tą patį išsivalysim, nusimsim medieną. Tik tai mums nereikės šitos daiktadėžės ardyti, nes šita kaip ir viskas tvarkoja, aišku, yra kažkur laisvumas, bet išsiardę pamatysim, kurioje vietoje tas laisvumas. Panelę išsivalysim, bet nusprendėm, kad mes panelės pačios nelupsim, nes mums nereikia lupti. Čia, kaip matome, sausa. Tai nėra tikslo tos ardyti panelės, vis dar džiūsta, tegu jinai džiūsta. Kur mums reikės, tai šičia išsivalyti, bet aš nežinau, ar mums ardyti reikės. Čia mes prieinam išsiardyti viską. Tai ką, dienos darbą pasidarėm. Kaip ir minėjom, nusiėmėm apdailas durų. Tai su šitom durim kaip ir viskas tvarkoj. Niekas nelysta, originalios juostos, čia dar uždėsim. Žodžiu, niekas nelindo. Yra sulaužytų detalių. Tokių kaip šitas dalykas, tik tai vairuotojo pusės viskas tvarkoj, bet keleivio pusėje mes turim sulaužytas plasmasės ir mum iki galo, ne, čia ir yra keleivio pusė, atsiprašau, va, šitos plasmasės yra sulaužytos, normaliai neužsidaro ir nepritraukia, negražu, kažkaip nesinori palikti. Tai žiūrėsim, ar čia galima kažką sutvarkyti, bet labai abejoju, jeigu ne, tai pirksim visą kišenę ir dėsim į savo durų apdailą. Toliau apdailas išsivalėm, viskas švaru, gražu, padėjom, kad džiūtų. Anoj pusėje padarėm lygiai tą patį, tik šitoj pusėje nusėmė durų apdailas, matom, kad jau buvo lysta, čia kažkas daryta, gal langą keitė, neįsivaizduoju. Bet irgi yra palūžusių plasmasėlių, taip kaip šitie trikampiai veidrodėlių, tiek vienoj, tiek kitoj pusėje, tai pagalvosim, ką daryti, ar ten susitvarko, ar gal pastatysim ant klijų, ten jie visiškai lengvi, tik tai dangteliai, tai pasižiūrėsim, čia šitai spręsim, bet čia viskas atrodo tvarkoj, viskas sujungta, turėtų viskas veikti. Bandėm, viskas veikia, tai paliksim kaip yra. Dabar paliekam apdailas, kad džiūtų, o rytoj bandysim valytis panelę ir išsivalysim čia visur. Pasižiūrėsim, kokioje stadijoje mūsų kilimai, šiaip jau net nebedrėgna niekur, tai kaip ir išdžiūvo, dar tegul džiūsta, bet kokiu atveju mes dar kilimus ir šlapiai plausim, tai atsivežėm šlapio valymo siurblį, tai įsivalysim kilimų šlapiai, įsivalysim čia ir tada judėsim prie bagažinės. Valysim bagažinę, trauksim bagažinės kilimus, tenai irgi visokių gerybių šiukšlynų, tai reikia išsivalyti. Tai šiandien tiek, geri orai mūsų nepaleidžia, toliau džiovinamės, toliau valomės.